Viešoji jūs įstaiga esate? Nu, ne viešoji. Taigi, kadangi ne viešoji įstaiga, tai tada... Negalite suteikti informaciją? Ne. Tiesiog O žiniasklaidos priemonė? Mes tik tai galim suteikti viešajai įstaigai. Pavyzdžiui, kaip yra viešoji įstaiga Santaka laikraštis, kurioje yra privačiai, ne. Bet taigi, taip pat žiniasklaidos priemonės kaip Santaka, taip ir mes Vilkaviškis info, tai čia nėra jokio skirtumo. Aš nenoriu nieko blogo, nieko baisaus, tiesiog tik tai čia... Ne, tiesiog... Ne, nes, pavyzdžiui, galėtume jums ir raštu pateikti tą klausimą, kuris mus domina, nes paprasčiausia gyventojai iš Karalių, vat vieną kartą, kitą kartą... Aš nieko negaliu atsakyti jums į šitą klausimą, nes aš apie tai nieko nežinau. Nes tiesiog tik tai norim tos informacijos, tokių net ir ne faktų, tos tokios, kokia situacija yra iš tikrųjų, mums tik tai tiek ir domina, čia ne koks kriminalas. Aš suprantu, bet žinokit, nieko, aš apie tai nieko pati nežinau. Aha, o tai vedėja dabar nėra jūs? Ne, kažkur vietoje, ar ji neišvykus kažkur? Ne, šiuo metu labai yra užsiėmusi, tiesiog, bet sakau, kadangi jūs priklausote privačiai. Tas privatumas, dėl to privatumo, aš nežinau, nemanau, kad čia yra kažkas tokio privataus. Žiniasklaidos priemonės yra, tai ar Santaka, Respublika, ar Lietuvos rytas, ar Vilkaviškis info. Aišku, jų tik tai lygmuo kitas gal skiriasi, bet žiniasklaida yra žiniasklaida. Žinokit, bet vis tiek jūs esat ne viešoji. Ne viešajams priklauso sektoriui. Nu, žinokit, va toks klausimas, aš pasidomėsiu va tai šitą klausimą, ar tai yra vieša, ar ne vieša. Taip, jūs tada pasidomėkite, kam jūs dirbate ir nežinot, kam jūs priklausote. Aš galiu pasakyti, mes priklausome viešąją įstaigoje. Taip, tai jūs, aš suprantu. Aš viešojo įstaigoje, taip, man labai iškilo klausimas, kokio jūs įstaigoje dirbate. Gerai, tada pasidomėsim šitų klausimų ir tada... Taip, tada norėtume, kad informuotumėte mus. Prieš atvykstant? Ne, kokoj paprasčiausiai jūs įstaigoje dirbate. Gerai. Kas tai, ar viešoji, ar privati yra. Gerai. Mus šitas klausimas domina. Gerai, tada iki pasimatymų. Viso geriausio.